Vakar jau 8. kartą į Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklą iš Vokietijos atvyko profesorė Raminta Lamsatytė, kuri gabiems Biržų krašto vaikams rengia konkursus Palmyros vardo premijai, pagerbdama biržietę savo mamą Palmyrą Kutraitę Lamsatienę. Šįkart Palmyros vardo premijomis paskatinta 13 vaikų. Na, o vakare Biržų pilies rūmų salėje įvyko didelio klausytojų dėmesio sulaukęs Biržų Rotary klubo dovana kraštiečiams koncertas O Sole Mio. Kartu su profesorė šįsyk atvyko ir dar 3 muzikai, kurie parengė išties įdomų repertuarą muzikos mylėtojams. Staigmeną biržiečiams pateikė dramatinis tenoras, pirmą kartą Lietuvoje koncertuojantis meksikietis Hector Palacio. Buvo koncertas Biržų rotariečių suorganizuotas ir užmokėtas ir buvo jauna žvaigždė iš Meksikos, galbūt pirmą kartą Biržuose ir pirmą kartą Lietuvoje, Hector Palacio ir lietuvė Vilija Mozuraitytė, kuri jau 20 metų Vokietijos operose ir Italijos dainuoja. Tai jie susitiko ir labai jų balsai tinka. Ji yra aukštas mecosopranas, tai dainuoja ir Carmen, ir Tosca, o jis dramatinis tenoras. Tai ir prisidėjo Andrius Vasiliauskas su solo kūriniais, pritaikytais prie mūsų repertuaro. Irgi pirmą kartą Lietuvoje skambėjo Respighi kūriniai ir Casella, italų ir paskui Tomo Juzeliūno ir Wagnerio Juodos gulbės. Tai mes studijom programą, kad būtų visiems įdomi ir maloni ir netokia sunki. Ir gale buvo ispanų ir italų dainos, O Sole Mio, kur dainuoja ispanas ir paskui ispanų Besame mucho ir Granada. Tai man atrodo, kad visiems patiko, atsistojau publiką ir buvo gera energija.